Žmogus yra daug didesnis ir daug gražesnis, nei jis apie save galvoja ir nei jis veikia. Ir aš labai dažnai matau žmonės, juos aš matau kitokius, nei žmogus pats save mato. Ir aš kartais darau įvairiausius dalykus, inspiruoju visai, kad tas žmogus pamatytų save tokį, kokį, sakysim, man pavyksta jį pamatyti. Aš visai įvedu, kažkaip, taip, kad tu pamatyk, tu taip, iš tiesų tu esi toks, tikrai toks, arba net tu nesi toks, koks apie save galvoji. Ir tai yra realu, ir tai yra tiesa, tai yra, mano kasdienybė tai yra. Tai yra tas, kas yra žmogus, ką jis apie save galvoja. Ir jis galvoja, kad jis kitoks būti negali, ir kiti būti negali kitokie, ir pasaulis yra tik toks, o jis pats tikrai kitoks, yra apribotas, ir įkalintas, ir visoks kitoks. Ir yra ta tolesnė erdvė, kuri yra taip pat jisai, kuri yra reali, kuri yra jo gebėjimai, talentai, ir jinai yra matoma, pavyzdžiui, ne? Bet jis tarsi jos nemato, arba jis ją turi, bet netiki, arba jis ją neįžengia, nors ją nešasi. Jis nešasi tuos namus savo ant pečių ir jisai galvoja, kad jis tų namų neturi. Ir pirmas kvėpavimo sesijos tai yra tas susipažinimas, įžengimas į tai, kas taip pat esu aš, kas taip pat esat jūs. Tai būna tas pirmas susitikimas, pirmas pasimatymas, pirmos durys, kurios atsidaro į tą erdvę. Ir sakoma, kad 10 kvėpavimo sesijų, ir aš su tuo sutinku, padaro labai didelį darbą žmogui, visai jo sistemai, kai vadina, kūno proto sistema. Tos kažkiek sesijų, jos atidaro duris į tai, kas taip pat yra žmogus, bet jis to nemato, arba jis net turi jėgų atidaryti tų durų. Jos yra užverstos akmenimis, kaip Kristaus kapas, bet Kristus prisikėlė. Taip ir žmogus gali prisikelti pakvėpavęs, ir tai tu jau vadinasi, prasidėjo ta praktika, rebirthing, atgimimas. Ir tai yra absoliuti dauguma tą sako po sesijos, kad jis jaučiasi atgimęs. Tai yra kvėpavimas, tai yra dvasia. Ir kaip Kristus prisikėlė nuridenęs akmenį, būdamas dvasioje, taip ir dvasia nuridena akmenis nuo žmogaus kvėpavimo pagalba. Žmogus gyvena įkalinęs, prilipęs prie tų sienų, tarsi rankos ir kojos prilipintos prie to. Ir jis sako, aš negaliu, nes iš tiesų taip yra, aš esu toks. Ir rankos ir kojos tarsi yra prispaustos tam tikroje erdvėje. Ir tai, koks jis yra, vienoks ar kitoks. Ir ateina kvėpavimas ir jisai ima laisvinti žmogus, atrakina, jisai atlipina tas rankas, atlipina jo širdį, atlipina jį patį, jisai jį išlaisvina nuo viso to, kas yra sunku, kas yra ant jo uždėta, ant jo proto, ant jo emocijų, ant jo sąmonės, kaip tai be pavadintum, ant visų žmogaus dalių, kokios jos aprašomos, ar kaip žmogus yra piešimas, iš ko jisai susideda, iš ko yra jo būtis. Ir išsilaisvinti iš to žmogui praktiškai tikriausiai niekaip kitaip negalima taip stipriai ir taip greitai, kaip kvėpavimo pagalba. Nes niekas taip giliai negali įeiti. Todėl kvėpavimo sesijos kažkiek, tai yra jos įeina tas ir atidaro tas duris. Ir tuomet žmoguje tos kibirkštės dieviškos, kurios jame yra, jos tampa liepsna. Žmogus išdrįsta daryti tai, ko jisai neturėjo drąsos daryti. Nes kvėpavimas atidaro tą erdvę, per kurią žmogus gali reikštis.